Narcizas ar Narkizas, nežinau kaip čia tarėsi, waterpark, tai su akvaparku viešbutis. Pažiūrėsim, koks tas akvaparkas. Iki Protaro apie porą kilometrų, iki Protaro centro. O apylinkės atrodo taip. Nu tai išėjęs yra ir kavinukų, ir visko. Einam į pagrindinį restoraną. Oi, kokie faini baldai, kėdės fainas. Šiaip tai viešbutis matosi, kad yra paprastas. Paprastos 4 žvaigždės, turi staliukų ir lauke. Skaniai kvepia, švaru. Turi vaikų kėdučių, vaikų kampelį turi. Na va, čia tas pats restoranas, lauko zona, kur pirmai filmavau, fainai atitverta medžiais, krūmais, žalumynais. Baseinas dirba nuo 9 iki 6 valandos. Prie pagrindinio baseino yra mažų vaikučių baseiniukas. Gultai tai tikrai va tokie paprasti, bet viskas čia su jais gerai. Vakarais vyksta programa visiškai prie baseino. Teritorija nėra iščistyta. Man tai norėtųsi daugiau tvarkos. Dabar žiūriu video, atrodo gražiau negu kad aš gyvai matau. Sezono pradžia, gal dar jie susitvarkys, nors šiaip žmonių yra. Nu, šiaip fainai, va tokiose vilutėse kambariai. Jo, atrodo gražiai. Akvaparkas dirba nuo 10 iki pusės 6 vakaro. Nu, neblogai, labai neblogai, kaip Kiprui, tai kalneliai. Ir mažiukų baseiniukas, kalneliai. Sako, 2 bedroom, bet aš matau 1 bedroom kambarys. Tai yra 1 miegamojo, sakykime, taip patikslinsiu, galbūt standartai yra kosmetika. Vonios kambarys renovuotas, miegamasis su durimis. Tvarkingas, viskas gerai tikrai. Miegamajam nėra išėjimo į balkoną, langas toksai pusinis. Ir jie ant miegamojo vadina svetainę. Nu va, kaip išsitiesia. Tai vienas čiužinys kaip ir normalus, antras žmogus turėtų būti biškiuką mažesnis. Nors, nu, kietas toksai čiužinukas. Nu, bet šiaip baldai tvarkingi, viskas yra gerai. Ir va, vaizdą mes turim dabar čia pagrindinį baseiną. Ir į gatvę. Ir va ten va matosi jūra. 500 metrų, nu, nėra čia jau labai toli. Ir pagrindiniam batam kambarį yra virtuvėlė, arba, nu, taip, arbatinukas. Šiaip fainas numeris, jisai tvarkingas. Pasitaisau. Čia yra 3 žvaigždės. Tik 3 žvaigždės tai yra super tikrai. Ir jeigu jo kaina gera, su tokia akvaparku, kaip yra nuostabus paplūdimiai, nerealus maistas, labai labai geras variantas.